Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Vienuolynas, manau, monasterijo. Nu, aš taip manau, ką žinau. Bažnyčia yra. Įdomu, monasterijo, ką reiškia. Taip, tai vienuolynas. Taupau, va. Nėra vandens. Sakau, šitas miestelis, kur pravažiavom, tai panašiai gali palyginti, kai pas mus būna etnografiniai kaimai, žinai. Man tokia mintis. Nu taip, jisai grinai senovinis. O, senas tiltas. Tai kad čia jau ta Pontelara ir. Nu, baras, vašulnys, leidžiam vandens. Prisileidžiam vandens, kiek čia mes išgėrėm. Čia. Mums sekasi, jau antrą kartą susišnekėjom, suprato angliškai. Taip. Anam miestelį parodė, kur krautuvė ir šitam. Taip. Pasakė, kad šitam miestelį nėra krautuvės, kad yra kitas miestelis Eskepo, koks ten? Eskepo, jo. Eskepo už 5 kilometrų, jame bus krautuvė. Nu va. Bet kad šitaip suprastų, tai čia... Stebuklas. Stebuklas, tikrai. Ne, tikrai. Čia su mašina, tai reiktų apsukti šitą pusratį. Bet kadangi mes minam savo mašinas, o kitokių mašinų išvis nėra, tai mes nesukam. O vėjas kyla. Panašu, kad bus daug vingių. Gali būti sunku, matai, 23 kilometrus neleidžia ilgesniem kaip 10 metrų sunkvežimiam važiuoti. Galbūt, va, ežeras. Nu tai gal 23 kilometrus nebus serpantinai. Manau, pastebėjai, nes mačiau, kad taikai važiuoti baltą juostą. Nu. Jie daug lengviau važiuoti, jinai lygesnė. Taip. Čia įkalnė aš veduosi. Ir gan stati. O, čia įkalnė. Jo. Ohoho. Čia Europa, sakyčiau, švelniai pasakys. Nieko panašaus nėra. Nieko panašaus čia nėra. Jau, kažin, ar mes rasim šiandien krautuvę. Kažin. Tai žinai, pasakė 5 kilometrai, tai gal tiksliai nežinau. Turbūt vienintelis saulės baterijos, kurias pamatė. Aš jau vieną kartą buvau mačiau. Šitiek čia saulės ir visiškai nenaudoja. Tai jo. Aha. Tai čia šitas, kur sakė. Jo, kur turi būti parduotuviai. Nu, tai dabar jau jeigu... Tikėkimės, kad bus. Jei nematysim, tai jau klausim. 10 kvadratų dydžio. Palauk, paklausim pa šitą žmogų. Is here another food shop? Yes. Just if you carry on here, 200 meters on the right hand side. Thank you very much. Šiandien tikrai sekasi. Jau trečias žmogus paklausė ir trečias angliškai šneka. Važiuojam pagrindinį ir turim rast. Su pundais eina iš tos pusės. Nu, žiūrėjom kažkokią krautuvę. Viskas jau? Tai palauk, jis norėjo dar kartą sverti. Dar nepasvėjo. Tai jis vėrė užmiršo. Šitą pamėg. Skumba varo. Čia taip supulė. Dobro, tai jau. 21.05. 21. Kopija? Kopija, yes. Suspėjom apsipirkti, siestai uždarė. Nu tai. Pasisekė, dar čia man. Tai gal žiūrėk, kepyklą uždarys, tą ties bežinai. Tai gal reikia lėkti nupirkti? Tai reikia nupirkti. Hola. Hola, I need pan. 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 Manau, čia jinai vedžioja mumi. Manau, čia jinai blogai mus vedžioja. Gerai vedžioja. Gerai? Ne, ašgi nežiūrėjau, kaip čia vedė. Tai priekį važiuot? Nu, reikės sukti kažkur į kairę, va kelias, matai. Į kairę sukt reik? Į kairę reikės sukti, kai bus kelias. Va, matai, rodiklį rodo kelias. Matau. Kepina kaip keptuvė. Tiesiog kepina.
Galų galia čia miesčiukį radom pavėsį. Prie bažnyčios atsisėsim pavėsį ir šiek tiek užkasim. Viskį pailsėsim bažnyčią. Čia didelė. Nors čia bažnyčia naudojama. Matosi nuvaikščiota prie durų. Eisim užkasim. Pusė 3. Nuvažiavom palyginti nedaug. Ne tiek jau mažai, 43 kilometrų. Kaip ir galvoju, kad ateities turime. Liko dar kokia 13. Bet 4 į kalną. Radom kraniuką. Lovėm ir persikus ir atsigeriam ir prisipildom pilnus indus vandens. Šiandien valgom duoną, vandenį, persiką. Ir pagrindinis patiekalas jogurtai. Prie bažnyčios sienos atsisėdė. Užvalgėm šiek tiek. Pasistiprinom ir pirmyn toliau. Iš karto į kalnį. Ko gero teks pasistumti. Pradedam stumtis. Ne pirmas kartas po pietų. Gatvelės neplačiausia. Labai siaura. Čia galėnos krypties, bet nerašo. Ne, bet prasilenkt gali 2 mašinos. Oho, kalnelis. Bus ką veikti, turpušė. Jogurtai greitai išgaruos per nugarą. Oho. Jau seniai tokių turėjom. Kai paklydę turbūt buvom. Jo. Turiu pusmetį. Gerai, kada šiek tiek pavėsio yra. Stabdėl. Turpužė. Jau čia ne taip statu. Tas miesčiukas, kaip atrodo, nuo aukščiau. Bet tikrai jogurtai greitai išgaruos per nugarą. Nežinau, kiek kilometrų, bet į kalnį pakankamai stati ir statėja ir teks čia paplušėti. Tai tas ratas, kur man čia vis siekia. Jau kelintą dieną nežinau. Ir nerandu kas. Dar patikrinau špykius, tai dar vienas špykis nutrūkęs iš pakalinio rato. Matai. Ir čia jis man tokį garsą duoda. Bet jau dabar netaisysiu iki kol grįšim. Kelias dienas atlaikys ir likusį kelią. Jau kuris laikas, jau 2 turbūt kilometras. Stumsimės ir dar stumsimės. Ne vieną kilometrą. Nors rašė 2. Tai nuo to, kur rašė, jau vieną nusistumėm. 2 kilometrus, kur rodė, nusistumėm, dar vieną raudu. Ir vis tiek į viršų. Stumsimės dar vieną. Niekur nedingsi. Jau dabar bus nuokalnė. Nusileisim dabar. Bet labai stati. Geriau būtų netokia stati, o ilga. Nusileisim ir vėl reikės mint arba stumtis į kalną. Bet čia gražus tokie vingiai. Nėra labai staigus. Kelias platus. Važiuok ir džiaukis. Gerai, kada nuokalnė nesibaigia taip greitai. Vis dar nuokalnė, smagu. Panašu, kad baigėsi Katino kelias, reiks vėl kilti. Apie 4 kilometrus, 3,5 nusileidom. Irgi neblogai, bet vėjas dar priešinis, žiaurus. Važiuoti čia jokių šansų prieš kalną. Gražus keliukas. Tik gaila, kad į kalną. Bet tikėkimės, kad jis čia tuoj pat ir baigsis. Tas kalnas nebus keli kilometrai. Nors čia kažką rašė, bet pažiūpsujau. Kol kas dar pajėgiu pavažiuoti, bet neilgai iki. Nuo posūkių jau neužtemsiu. Ką jūs pasakysiu Tulminio? Dabar jau liks bėliais. Būk gerai pailsėti. O dabar tai prieš vėją tiesiog negali papminti. Jau atrodo ir nuokalnį toks vėjas, kad jau negali paminti. Vis dėlto leisis, atrodo. Vėl leidžiamės. Čia ant galų mums biskį kalniukų pamėtė. Ja. Turbūt nedirba parduotuvė. Ką? Turbūt nedirba parduotuvė. Parduotuvė mateis, tu tai pažiūrim. Tuoj palauk, išsuksiu. Ne šitas namas sausek, matai, kur Coca-Cola užrašyta. Galiu nuveit pažiūrėti. Dirba? Išvis nedirbanti. Dirba ar ne? Išvis nedirba. Va, žiūrėk, krautuvė, va. Ką?
Čia kažkokia krautuvė. Kur? A, Ai ne, čia baras. kafe bar. Baras. Attention, no pase. Laukiam kaip ir visos transporto priemonės. Dviračiai ir transporto priemonė. Taip, tokia pati netgi geresnė gamtos ir visos žemės atžvilgių negu tie burbalai visi. Bet čia ilgai neatvažiuoja tas traukinukas. Nu, jisai nelabai seniai suskambu. Mums čia nusileidus iš karto reikia į dešinę ir Į dešinę apsuk nusileidus. taip važiuoti link namų. Tai gal neatidarys, kol jis nenuvažiuos toliau. Visko gali būti. Atidaro. Žuvus upė. A ką tu čia matei? O aš mačiau parašytą Camping El Robleverde Jo. į kairę. Oho. Ai, tai čia ir viskas, mes ir privažiavom. A, tai čiagi mes nusileidom. Jau, čia 4 kilometrai. Oi, Dieve. Reikės stumtis dabar. Tai kas? A, čia atsimenu Čia puikiai. tas. Paskutinis etapas. Aišku, jau nedaug. Status pašėlusiai. Status atrodo, nenusileidom tokiu stačiu tada iš kempingo. Nu, Primiršę buvom, kad čia galvom tik užsistumsim, dar čia ir pavažiuoti galima šiek tiek. Na, pagaliau mūsų kempingas prie pat. Pasistumėm, atvažiavom. Dar čia kokių 200 metrų reikia pasiekti. Pagaliau kempingė. Tai ką mes užtrukom, planavom 10 dienų į ten, dieną tenai. Santiago ir 11 grįžti. Tai ten važiavom 12 dienų. Santiago prabuvom nepilną dieną. Važiavom tą dieną, prabuvom, o rytojaus jau išvažiavom. Ir grįžom per 11 dienų, bet grįžom viskį kitų maršrutų, negu planavom. Čia dabar dar nesuvedėm kilometrų, bet čia gali... kiek šiandien nuvažiavom? Šiandien apie 50 kelis. Tai šiaip buvo planuota 704 kilometrai, aš atsimenu, atgal, bet mes pasukom kitų kelių, nežinau, geresnių, blogesnių. Pamatėm gražių vaizdų ir ne visai gražių. Nu, rezultatai bus suvesti vėliau. Einam. Einam ilsėtis. Suvalgyti. Taip, atėjom į šito kempingo restoraną. Patarėjau užsirezervuoti vietas, nes gali nebūti. Tai mes užsirezervavom, dar pusę 6, pusę 7 atidaro virtuvę. Tai mes užsirezervavom. Pusę valandos skaitė meniu, rinkomės. Restoranas labai užimtas, va. Pilnas restoranas, va. Visi staliukai nusėsti. Ir užsisakėm galų gale, kol gyvenime nevalgom pizzą. Po pizzą, nes nėra valgio, nėra ką rinktis. Po pizzą tai laimė kavos gavo ir užsisakėm. Ai, tai dar salotų papildomai užsisakėm, nes čia, kad salotų būtų restorane, tai didelė retenybė. Čia paskutinį, jau šitam krašte lyg daugiau mes kur čia valgėm, tai jau buvo prie patiekalo ir salotų. Ai, ne, buvo galima užsisakyti arba bulves, arba salotas. O paskui mes užsisakėm su bulvėm, o salotų atskirai bliūdą užsisakėm. Bet kitur anksčiau tai jie nesuprasdavo, paklausėm salotų, pakraipų galvą ir nežinau, ką tai reiškia. Dabar laukim, ko atneš mum pica. Atnešiu. Mano pica, ką vadinasi, Havajai, kumpis ir ananas. O tavo kaip vadinasi? Aš nežinau, mano su kepintom daržovėm, su mozzarella sūriu ir pomidorai. Ir va, salotos visai neblogai atrodo. Čia kumpis. Ne, čia kažkokia žuvis ant viršaus. Su lašiša pagėrų. Nu, gerai bus. Gerai. O kas čia? O čia užsibarstyt, ko nori. Ai, aliejus ir... Druska visą. Ne, aliejus yra. Gerai. Bandykim. Da duonytės. Duonos atneša labai daug visada. Čia pas juos priklauso. Pas juos priklauso duonos. Aišku, tai duona tuščia vidury tokia, bet kitokius jie ir neturi.
Pavalgėm, grįžom prie palapinės, o čia... Va, kokį svečią turim. Kas čia per paukštelis įdomu, koks... Kukutis. Gal. Taip, mūsų tai būtų kukutis. O jų tai nežinau, kas. Sau vaikščiojo ir nekreipė dėmesio į mus. Visai pajudinu kojas, tai skiauterę išplečia. Ir viskas. Nu, žiūrėk, visai va drąsiai atėjo. Va. Jo, čia įkiša snapą ir kartais ištraukia kokį ten, nors ten kirmėliukę. Nu, žiūrėk, visai. Palei batą jau. Kažys gal kokį trupinį ar jis lestų. Ne, jis tik mėsą įdomu. Kiekgi mes šiandien dar nuvažiavom. Aha, 55,5 rodo, o dar mes 2,5 buvom nuvažiavę ir neužnulinį. 58 kilometrai nuvažiuoti šiandien. Vidutinis judėjimo greitis 10,8. Jau dviračiais kelionė pabaigta. Tai buvo labai sunkiai kažko. Ir visai neblogų vaizdų pamatėm gražių ir miestelį pervažiavom senovinį. Tai va, rezultatus. Paskui pažiūrėsim, kiek čia mes iš viso nuvažiavom. Į vieną, į kitą galą. O rezultatai tokie. Pirmyn važiavom 11,5 dienos. Nuvažiavom 703 kilometrus. Pusdienį pasivaikščiojom po Santiagą ir grįžom per 11 dienų nuvažiavę 733 kilometrus. Taigi, iš viso dviračiais numynėm 1436 kilometrus. Aba naktis. Ai, kaip čia gražu.